Labas, sekmadienį moteris, labas. Mane klientės apdovanoja siuntinėliais, saldainukais. Ačiū jums visoms. Ir tai, žinot, aš dalinuosi iš savo butiko, nenešu, nes aš kai siunčiu siuntinėlius, dalinuosi irgi su klientėm kokį saldainuką. Tai yra iš Prancūzijos, istorinio Trojos miesto saldainukai, linkėjimai jums visoms. Siunčiu, pakuoju klientai suknelę, kaip jūs galvojat, kodėl čia bordo toksai atspalvis. Bordo suknelė, barkatinė iškeliauja. Ir štai sausainukai, saldainukų pasidalinu. O ko iškvėpintas, žinot, man tas toksai bordo, tai Chiara Firenze, Italija, yra Nero di Bacco vyšnios, vynogės ir braškės, toksai nueinantis lyg prabangaus vyno šleipas. Taipogi yra ir automobilio kvapai, 15 eurų, namų kvapai 100 ml 29, 239 ir 500 ml, tai toks didžiulis butelis 65 eurų. Ir yra nuostabus tekstilės, purškiami kvapai, spintai, užuolaidom, staltiesėm, drabužiam, kur tik tai norite, galite patalynėm, rankšluosčiam. Čia irgi yra Nero di Bacco, turiu 7 skoniai, padedu, parenku, namų kvapų yra 12 skonių, automobilio 6. Susisiekite su manimi. Gražiausi linkėjimai jums visoms. Ir suknelės 80 eurų. Nuostabusis barkatas, čia matėte ir mane fotosesiją, nuotraukytėmis 80 eurų, rašykite dėl dydžio, dydžiai yra mažesni iki L. Ir šitos suknelės 80 eurų, yra turiu didesnę už tą bordo, taip pat rašykite. Paėmiau šimkelį, bet tik suknelių, o kaip mano šita suknelė yra pardavime 50 eurų, nuostabus puikus trikotažas, turiu ir juodos, rašykite dėl dydžio. Štai yra suknelių pardavime. Aš pati pas save turiu ir parduodu tai, ką pati vilkiu, kuo pati tikiu, ką pati palytėjus, kas man patinka. Labai atsakingai yra atrenkamos prekės. Šiuo metu vykdau taip pat tokį projektėlį suderinimo dėl kosmetikos, dabar nenoriu pasakyti, gali būti, kad tai bus pas mane pardavime, bet aš esu čia labai griežta, man reikalingi Europos visi sertifikatai, mokslininkų klinikiniai tyrimai, kad aš galėčiau pasiūlyti moterim ir tuo labiau pati naudoti. Tai linkėjimai jums visoms. Štai nuostabi barkatinė suknelė. Mėlyna, 70 eurų, armaniška, labai graži suknelė, toksai LXL dydis. Tai pas mane galima rasti nuo klasikos iki visiško moderno, nuo XS iki XXL. Raudona, graži suknelė, žakardas, 80 eurų. Štai vakar matėte ant mane šitą suknelę gražuolę, 70 eurų, 60 eurų. Labai labai gražus, subtilus raštas suknelės. Tai didesnė, ryški barbinė, su tokiais apmegztais juostele, sagutėm. Turiu mažą dydį ir turiu didesnio dydžio moteriai, 70 eurų. Mažo dydžio dar yra šito žalio suknelės, 50 eurų. Su geometriniais raštais 50 eurų, nuostabus trikotažas suknelė, leopardas, laisvesnė. Štai ir kągi, Jolanta toliau kuria, ruošiuosi eiti išsiųsti siuntinėlius, tiesa dar noriu moteris pasitarti, gaunu labai daug klausimų dėl šitų knygų. Danutė, prigimtinis kvėpavimas. Taip, aš esu už prigimtį, už prigimtinį kvėpavimą, už prigimtinį mūsų tikrąjį grožį, jo išsaugojimą, ir man tai yra tikrasis moters grožis ir visas kviečiu nenutolti nuo jo, bet jį išaukštinti. Ir tikrai kiekviena moteris gali atskleisti, mums nereikia siekti nei
nei vienos, nei kitos, nei žvaigždučių, nei kažkų žinomų siekti savęs. Ir tiesiog ištraukti tą savo savęs gražiausią versiją. Ir tai bus mano tobulumas. Aš manau, kad man pavyko, galbūt pavyksta save atskleisti ir kiekviena iš jūsų linkiu atskleisti save. Štai šita knyga, Prigimtinis kvėpavimas, Kaune pasiimti pas mane butike 15 eurų, Lietuvos paštu siuntimas 20 eurų ir užsienis, visa Europa, ne Europa, 27 eurai visur pasiekia moteris. Štai kvėpuokim. Dabar aš nežinau, o aš kuriu kepuraitės iš lietuviškos vilnelės, nežinau, sniego, žinokit, nėra, bet aš vis tiek, aš neišeinu, aš labai saugojuosi save, kaip mato, sveika, krykštauju ir turiu labai daug audinių. Štai tik tai kelis parodysiu. Toksai komplektukas 75 eurai, kaip šilta, kaip miela moteris, kuriu nuo klasikos iki visiško moderno. Yra albumas patalpintas nuotraukų, galite pasižiūrėti. Čia tik drugeliai, net sparneliai. Čia labai toks išskirtinumas. Šitas komplektukas brangesnis, tai žiūrėkit, visais kaip gražiai, visur vilnelė yra. Čia nesvarbu, kad pamoderninta, bet žiūrėkit, viduj visur vilnelė. Pasižiūrėsime, štai. Pažiūrėkit nuotraukų albumą, susisiekite su manimi. Ir moteris ateina, sako, netinka kepuraitė, sako, bet kažkaip pradeda matuotis pas mane, sako, tinka. Ką ir skrenda lengvas, kaip drugeliai. Kiekviena kepuraitė vis yra kitoksai skirtingas konstrukcija, daugiau, mažiau, tai aš ištyrinėjau su moterim, koks stiliukas tinka. Ir čia yra toksai lengvai, kaip ir sportinė klasika šiek tiek. Labai gražios spalvytės, gal šiek tiek didesniai galvytei. Yra ir zebriukai, juodi variantai. Visokiausios moteris turiu ir žali, ir geltoni. Aš planuoju vėl video pristatyti, bet ne taip paprastai man čia pavyksta. Tikrai padarysiu gal rytoj. Štai. Toksai komplektukas, šalikėlis, kepuraitė, aš galiu įdėti leopardą, gėlės kažkas tai, toksai be siuvinėjimų, 75 eurai ir turite autentišką, vienintelį komplektėlį. Būkite šiltos ir jau moteris jau tikrai nereikia čia daug kalbėti, nekalbėti, bet turime mes saugotis savo galvą šiltai, kad mums būtų jauku, miela ir aš be kepuraitės neišeinu iš namų. Iki linkėjimai jums visom.